Nu va, turėjom treniruotės prieš top 32. Suvažiavom kiekvienas turbūt tiek, kiek norėjo. Aš norėjau realiai apšiltai, pasidariau 2 važiavimus. Eimantas turbūt kokius 6-8. Gustas irgi turbūt kokius 6-8 važiavimus. Tai kaip ir manau, kad esam pasiruošę top 32. Šiaip labai Eimantas nustebino, nes tikrai labai geri važiavimai. Gustas žinau, kad gali, bet šiai minutėje dar biški stringa. Reikia labiau klausyti spoterio, tai manau, kad jisai tai padarys ir turėsim gražias varžybas. Tai baigėsi treniruotės, padariau gal 6 važiavimus, tais 3 lydus, 3 čeisus. Tai čeisai buvo tokie, vieną padariau su geru driveriu Brazilu, Jukio Fausto. Tai dar gal nepripratęs prie mašinos, nelabai pavyko, o su kitais tai skritau taivaniečiais, tai kaip su street lyga. Šiaip lydai viskas gerai, pradžioj buvo dingęs rankinis, nes prie starto dingsta rankinis po pasišildymo, stariausi pompuoti, tai biškai išgąsdino tas, bet viskas gerai. Lempų neišdaužiau dar nieko. Sveiki, praėjo treniruotė, tai kaip sekės treniruotė? Šiandien labai natūraliai važiuojasi, viskas gerai. Stengiamės artėti prie blokų, gaunasi, daugiau nebėra kur pasispausti, reikia taip ir varyti. Lydai jaučiuosi gerai, čeisai jaučiuosi gerai, tai dabar laukiam top 32 ir lekiam. Get fucked up, baby, let your body go. I'll make your mind go crazy and lose control. So come and move, ooh, body, 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 ooh, ooh, body, body. So come and move with my body, let it overload. My heartbeat keeps on repeating, about to explode. Just turn the lights off. Ką čia reikia? Daug mašinų yra ką veikti. Daug mašinų yra ką veikti? Po trepkių dabar tas reikia pasitikrinti. Tai šitas kairiai pusėj lentelės, tai pirma. Pravaržyt, susitikrint. Paskui savo, tai Gustas. Eilės tvarka? Jo. Ką jūs kolega? Ta patį. Antrinu Mindaugui. Eimantas šiandien agresyvus.其实真的，这个动圈是真的都很危险，很多歌手都会死在前面，前面窗外往那边看就是这样。对啊，是啊，所以那个压力是基本上是很大。
Esam po top 32, viskas pagal planą, visi 3 top 16. Trumpai apie top 32, tai silpnos kovos buvo iš tikrųjų. Mūsiškai gerus lydus pasidarė, bet tiek Gustui, tiek Eimantui nebuvo ką čeisinti, nes priešininkai atsidūrė blokuose. Čeisino tik tai Benas, nors jis ten, jo priešininkas visai klipinus nepataikė, taip ir planavom, kad atsargiai tiesiog iš galų savažiuoti ir neįsitiesint. Dabar šiaip iš tikrųjų didelė pertrauka. Palauksim, kol sutemps, tai pradėsim top 16. Manau, tamsa irgi sumaišys kortų, ne tik mum ir kitiem, nes nieks nesitreniravo tamsiai. Ir šiaip net neįsivaizduoju ir nemačiau, kiek lempų yra, kaip bus apšviesta. Tai čia gal tokios biški intrigos įneš. Apie priešininkus, tai Eimantui, Gustui ir Benui yra lengviau, nes jie lydina, o Eimantui teks iš karto čeisint, nes važiuos prieš 8 kvalifikacijos, o Eimantas buvo 9, tai peržiūrėjom filmuotas medžiagas, kaip važiuoja, paaiškinau, tai manau susitvarkys, o Benui su Gustu, tai pasidarys lydą, paskui spręsim, kaip čeisint jo priešininkus. Šiaip visą lentelę apžvelgus, tai turbūt Eimantui yra sunkesnė pusė, nes ir BC Racingai, ir kvalifikacijos nugalėtojas, ir Nakamura visi yra kairėje pusėje, o Benas su Gustu yra dešinėje, jam, manau, truputį lengviau yra. Tai, bet, kaip sakom, niekada lengvų kovų nebūna, stengsimės visus 3 nuvesti iki podiumo, tai ir bandysim važiuoti.
灯亮起，绿灯起跑。哦，奔领跑，奔冲啊！哦，奔着起跑，大跳出去。好，Zone 1，两台车都吃得非常满，接下来来到Zone 2。好，黄君子跟上去，跟上去了。好，奔的路线非常满，后续黄君子才接上去，来到了关键的Zone 3。来，我的声音，再来看这个，两台都有。好，最后一个龙带来看一下延误公司来影响黄君子啊，完美啊！各位掌声啊！这真的是机器人啊，这个怪物完全是机器人啊！Dienos varžybos baigėsi, ne pagal planą. Gustas iškrito top 16, prisidarė klaidų, tokių gal biškį juokingų, nes sakėm Čeisė, kad turėsiu žemintis anksčiau į antrą, susižemino, bet nebuvo sankabos atleidęs ir jam ant skidelio pažiūrėjau, žibėjau trečias bėgas, tai jis dar kartą žemino bėgį ir įmušė į pirmą, tai tokia vaikiška moteriška klaida per brūkšnelį, kas pakišo jam koją eiti toliau. Eimantas praėjo į top 8, turėjau kvalifikacijos nugalėtoją, mažinom slėgį, viską paaiškinom kaip daryti, bet tiesiog čia jis pasiklydo dūmose ir šovė vabank, persimetė, mane pataikė. Tai va čia dėl to turbūt tik tai pralaimėjau, nes lydas viskas ok. Tai Eimantas top 8 baigė. Benas nuėjau iki finalo, gavom OMT, taip ginčytina sakyčiau, nes kuo daugiau žiūri pakartojimų, tai toks paklaustuk, bet tarkim, sakom, važiuojam toliau ir toliau pavedė vienas varžtas, tai gripinės traukės nulūžo, tai tuo momentu, kai jisai stiesino, tai jau prieš tai buvo lūžęs varžtas, tai visą trasą suvažiavau su visiškai išplyšusią galinę važiuoklę, neįsivaizduoju, kaip sugebėjau tai pabaigti. Kažkaip pabaigė, viskas ok, netgi teisėjai buvo prie ir sakė, jeigu nebūtų įstiesnės, vis tiek būtų laimėjęs ir su tokia važiuoklė. Tai... Bet overall esam antri, tai norėjausi gal biškį geriau, daugiau lietuvių podiume, bet turėsim rytoj dar vieną šansą. Tai dabar vyrai dirba, turim susiremontuoti visas mašinas, tos dvi paruoštos, reikia pabaigti fighterį, važiuojam į viešbutį, keliamės anksti 8 briefingas. 9 treniruotės, tada bus labai įdomiai kvalifikacija nuo 24 iki 32 vietos tų vairuotojų, kurie biškį pamaišys galinę lentelės dalį. Iš esmės mums visiems mūsų bendroji lentelė tai nekeičia, tai vadinasi, kad Benas 2, Gustas 3, Eimantas 9, mums pasikeičia tik tai top 32 priešininkai. O toliau iš esmės viskas vyks lygiai taip pat ir kitas skirtumas, kad viskas baigsis 6 valandą, o ne kaip šiandien 10. Tai va. Miego bus mažai, pasiruošiam ir važiuojam į rytojų.
Labas rytas visiems. Atsiprašau, kad vakar manęs jokio komentaro nebuvo. Tiesiog ilga diena buvo, labai nuovargis kankino ir plus tas One More Time'as ir per One More Time'ą pasistatymo metu nulūžęs varžtas galinės viršutinės traukės. Tai realiai ratas gyveno savo gyvenimą visą važiavimą. Tai labai baisu buvo prieš kiekvieną sieną, kai paskui atvažiuoji ir nežinai, kur tas ratas pasidės. Bet kažkaip susivažiavo, tai po to nesigavo net grįžti iki pitleino, iki apdovanojimų davažiavau, po to važiuojant atgal iš vis sugriuvo ratas, atsirėmė į arką ir nebepavažiavo mašiną. Tai parvežė mane ir tada kolektyvas turėjo biškį reikaliukų. Tai traukė keitė varžtą, pusašį, stabilizatoriaus traukė, buvo ką paveikti. Tai va, šiandien nauja diena ir ką mes turėjom ką tik treniruočių. Tai mes vėl susidarėm problemom su šito automobiliu. Nuo ryto įjungus degimą nieks neįsijungia, galvojom gal masės išjungės, dar kažką užsistumėm šiaip ne taip. Tai suvažiavau vieną treniruočių važiavimą, kad pasižiūrėt, ar viskas gerai su pakaba. Ir dabar pabandėm išimti iš tos mašinos akumuliatorių, įdėti į šitą. Ir pasirodo, problema yra akumuliatoriui. Tai va, su kitu akumuliatoriu veikia, tik tai dabar reikia sugalvoti, kaip jį pritvirtinti, nes jisai yra mažiukas. Bet manau, kad Mindaugas idėjų kupinas tikrai padarys. O kolektyvas suvažiavo 2 ar 3 važiavimus, tai kaip ir viskas gerai. Šiaip nei vieno nemačiau, bet man tas sakė, lekia. Tai dabar laukiam kvalifikacijos. O kvalifikacija bus nuo 24 vietos iki 30 vietos ir jie negali aukščiau pakilti mūsų, maksimum 24 vietą, nesvarbu, gali gauti ir daugiau taškų, bet maksimum bus 24 vieta, čia taip kaip aš supratau. Tai va, ir tada prasidės top 32, tai realiai mes visi 3 laukiam iš karto top 32 kovos. Ir kol kas tiek kol kas informacijos iš manęs. No need to ask, he's a smooth operator.